Labas rytas. Tai važiuoju daryti savo nemėgstamiausią darbą. Valyti avižų. Bet ką, išsivalyti vieną priekabą beliko. Ai, dar kažkas bunkerį yra, bet nežinau, ar ten valysiu, gal į maišą supilsiu ir viskas. Bet esmė tokia, kad į pabaigą eina šitie darbai. Bandysiu sėti, gal prasigręžti dar keletą skilučių, kad jos greičiau prabirėtų, nes jos tiesiog neprakrenta pro sietą normaliai. Tie sietai pas mane nėra ten, kad avižom būtų, kviečiam būtų, ten bele kokie. Aš net neįsivaizduoju, kam kas skirta, bet kažkaip išsivalau tos rūdus. Tai tiek, o ką šiandien tėtis turėtų dar šiaudus suprezuoti visus. Bandysim susivesti šiaudus ir per ateinančias dienas reikia paruošti iki galo žemę tarpiniam pasėliam ir pasisėti jau. Jau kaip ir dega laikas. Tai šiandien šiek tiek prasigraižiojau sietą. Buvo 10 kilęs, padariau 11. Nu ir valymo greitis jau kitas. Per pusvalandį maždaug maišas. Tai valandą 2 maišai. Tai dvigubai greičiau negu prieš tai valiau. Tai manau tikrai paspartins mano reikalą šį kartą. O kokybė valymo nelabai nukentėjo šiaip. Avižos gražios. Nėra jokių nei šiukšlių, nieko. Aišku, čia tos šiukšlės buvo šiaudai ir nuo avižų tokie liekanos visokios. Tai va tokios tos ir šiukšlės. Bet su šiaudais pasėti yra tragedija apskritai. Avižos, jeigu dar yra šiukšlių, tai pasėti tragedija. Jas yra, turi būti švarios, gražios, tada dar visai nieko. O šiaip kišasi sėklavamzdžiai, daug problemų visokių. Tik reikia pastebėti. Tai ką, valom ir tikiuosi kuo greičiau pabaigti. Pradedam vėl dieną anksti. Važiuojam, susidiskuosim 8 hektarus. O toliau diskuoti nebegaliu, nes dar yra visur rulonai. Tai sudiskuosim ir važiuosim rinkti rulonų. O prieš žiūrėdami toliau video paspauskit like ir užprenumeruokit kanalą. Ačiū. Tai užsikabinsim diskinį skutiką. Dar prieš tai reikia būtinai kuro užsipilt. Ir tada varysim skust. Dar reikia kabiną įsipūst, jau nepamenu, kada tai baisiai atrodė. Čia tas Grūdubiškio maratonas. Ir pamiršau visai, kad reikia prasipūst kabiną. Stengiamės visą laiką. Gerai. Tėtis visą laiką stengiasi traktoriuose palaikyti švarą. Aš esu traktorių purvintojas. Nu, bet irgi turiu pripažinti, kad dirbti švariam traktoriui daug maloniau yra. Tai reikia prasipūst, užsipilt kuro ir kabint skutiką. Ir kibsim į darbus tada. Šitam lauke turi ką veikti skutikas. Varputis čia užvaldęs viską normaliai. Praeitais metais čia buvo tobulas
Ir nepasakysi, kad tas dobilas blogas buvo, tankus, normalus, bet jisai situacijos nesutvarkė. Verbutis valdo. Na tai turbūt ateitis šito lauko kaip ir aiški. Su laiku jisai pavirs į pievą kokiem 5 metam. Nes, tokiuose laukuose sėti yra nuostolis. O dabar ką, pabandysim kitais metais avižas pasėti. Su avižam tai viskas bus gerai. O po to gal pabandysim kokių rugių. Vienas žmogus patarė labai pabandytai. Reikia išbandyti viską. Nu va, 8 hektarai suskusta. Čia bala. Kur norėsi, nevažiuosi šį rudenį. Tai va, balų visokių visko yra. Aišku, daugmaž beveik viskas įsidirba šitam lauke, gal 5 balos tokios. Jo, o dabar važiuojam šiaudų, ne, važiuojam kavos. O tada važiuosim šiaudų vežti. Reikia šiandien suvežti nedaug, 50 rulonų kažkur. Ir bus viskas su šiaudais ir turėsim apie, oi, daugiau nei 50. 70 beveik reikia suvežti. Ir turėsim apie 160, gal daugiau rulių. Tai visai neblogai, sakyčiau. Tai jau susirašiau važiuoti, kraut ruloną. Tėtis sako, o dar kombaine bunkerio avižų yra. Tai vienu žodžiu, važiuojam, išsipilsim tiesiai į maišus. Ir nu aš jų tikrai nevalysiu, nebenoriu. Žiūrėsiu, kas bus. Gal kada, kai turėsiu laiko, prasileisiu dar, bet nemanau. Nu žiūrint dar kiek ten jų bus. Sako, 2 maišai tai tikrai tai visai nemažai. Nu va, pirmas reisiuks pakrautas. Reikia tik diržus dabar persimest, šį kartą nepamiršau. Tai bus ramiau važiuoti. Kvietruginiai šiaudai. Irgi puikiai tiks. Ne, bet čia gal dar tilptų 4 rulonų. Tada išeitų veš po 28. Bet belarusas apsikakos paskui visas tepalais, tai daugiau bėdos bus. Tai dar ūkį turim 7 teliukus, kurios girdam pieną. Visi kiti jau geria vandenį. Taip. Dažniausiai, nedažniausiai visada jos girdo mama. Šiandien man tenka. Čia 5, 8 dar turim pieno girdamų. Dabar šitiem reikia išardyti tvoras dar. Ir paleisti juos per visą čia gardą, jiem čia per mažai vietos. Tai va, o tie jau ten krūva, ten dar kažkur čia jų trūksta. Tie jau gali ir į daržinę nueit pagulėti ir bus jiems gerai. Tai ką, nežinau nuo ko pradėti, ar pirmą pagirdyti, ar pirmą išsiardyti.
Na va, šiek tiek daugiau laisvės balvonam. Galės lakstyti dabar. Taip, taip. Geriau šiek tiek, ne? Meškinukai jūs. O mes jau atsivežėm antrą reisą. Išsikrausim. Dabar jau krūvoj turim 106 rulonus. Aišku, nežiūrėkit, ta krūva kreiva, šleiva visa. Pirmą kartą kraunu, taip, rulonus, tai šiek tiek dar trūksta praktikos, reikėjo iškart gražiai. Bandžiau paskui dar va ten lyginti, bet ne. Kai pabėgo, tai pabėgo. Bet didelės esmės neturi, svarbu jie nekristų. Ir dar reikia kažkaip ten nusipirkti. Bet viskamgi reikia pinigų. Vežam. Nu va, šiaudai žiemai pasirūpinta. 157 rulonai. Tai sočiai turėtų būti. Kratau į vieną tokią pašiūrę 2 rulonus per savaitę. Tai per akis avižas per sušersiu. Jas labai gerai ėda telyčios, tai tegul ėda. Tai va, šiaudų per akis, šieno sočiai, dar šiek tiek baltų reikia dasidaryti ir bus super. Tai rulonai suvežti, laukai laisvi dirbt, tai tą ir darom. Suskutinėjom 6 hektarų čia lauką ir liks dar paskutinis 3 hektarų laukas. Tai iš viso 21 hektaras bus suskusta tarpiniam ir ant dienų ritmo pasėsim. Pasėsim tarpinius, tada šienavimas. Reikės ištaikyti orą, kad nusišienam. Taip įdomiai apsidaryti, dar mėginis lietus. Man jo visai šiandien ir rytoj nereikia dar. Tai va. O jūs galit pažiūrėti, kaip darbuojasi skutikas. Tai ką, šiandien suskusta 14 hektarų, suvežiau apie 70 rulonų ir važiuojam į sėti. 6 pradėjau, dabar 9. Tai kažkaip 15 valandų darbo diena. Tai visai neblogai. Vėl iš ofiso. Skutas. Paskutinis laukas. 3 hektariukai. Ir lekiam kabinti sėjamąją. Dar ten šiek tiek reikės pasiremontuoti. Pakeist tokias kelias guminės įvorės. Buvau sudėjęs šaibą, bet tada sėklavamzdis trinasi į diską. Ir man atrodo, kad blogai tada diskas įpjauna. Tai pasikeisim čia šitą dalyką, smulkmeną. Jo. Smėliukė labai prašosi dublių traktorius. Nu, bet nieko, kažkaip nedaug čia. Bet čia gražiai. Jeigu būtų ant diskų normali smulkių sėklų sėjamoji, tai dar kartą pralėkčiau, čia būtų pasaka. Bet kažkaip
man bent jau praktika rodo, kad su normalia sėjamąja šiek tiek daugiau naudos pravažiuoti, daug tiksliau pasėja. Kombaino ruožas paliktas. Buvo čia net šlapių vietų, bet nukūlė. Tai dainelė kažkoks kosmosas. Nu, bet jau artėju link rezultato kažkokio. Tai va, sudiskavau tą lauką, atvažiuoju į ūkį, nėra elektros. Piemenė. Kol viską apvažiavau, viską suradau, sutvarkiau, elektrą yra valio, užsikabinau sėjamąją, viską pasiruošiau, dar tas gumytės pasikeičiau, ten kelias. Nu žodžiu, nu dabar liko pasportuoti šiek tiek. Užsipilt grūdų ir galima bus važiuoti sėti. Tik tai dar svarstyklės angare, grūdai sandėly, raktas nuo sandėlio Taurane. Tai gerai, kad tėtis raktą paliko, tai paėmiau. Bet, nu žodžiu, galveliai košė makalošė šiandien. Ne šiandien, visada. Žiauru. Nėra žodžių. Prakaitas, va, kaip ir tie varva. Mišinukas puikus bus. Žirnio trūksta gaila. Bet bus gerai ir taip. Sėsiu apie 100 kg į hektarą. Tai gausis jame, turėtų gautis apie 15-20 kg garstyčias. Nes nemažai gan įdėjau ir toliau jau avižas su grikiu. Nu, žinokit, yra reikalų rankytėm padirbėt. Nu, visą reikalą paskui permaišyti. Antras sluoksnis odos užauga. Tai ką, važiuojam dabar iki angaro, pasisversim, ką čia turim. Ir važiuosim sėti. Fū, jo, reikalų yra. O, sandėlis praktiškai pilnas iki durų. Tai gyvuliukam grūdų šiemet per akis. Kol viską pasidariau ir 12. Nu jo. Bet jeigu teisingai šitą sėjamą ir telpa kažkur 1,5 tonos, tai beveik pilna, nu kokią toną 400 tarkim yra, tai turėčiau drąsiai pasėti apie 14 hektarų. Būtų labai smagu. Nes čia šitoj pusėje yra apie 15. Tai vat visą šitą pasėjus būtų labai gerai. Bet aišku, taip nesigaus, nes niekada taip nesigaus. Žemė kaip parakas. Bet sėjama iš tikrųjų savo darbą padaro fantastiškai. O jeigu būtų dar diskinė, tai iš vis kosmosas būtų. Bet ir taip gerai. Sutvarko, sulygina, krumpstus sutrupina, kultivatorių šuolės išrauna. Tai žemė visai kitokia pasidaro, kur pravažiuoja sėjamų laiką. Tai va, sėjam. Šiek tiek dar vargstu, nes atpratęs kur pasikelt, kur nusileis sėjamąją. Taip, bet čia toj apsiprasiu.
ir eis kaip bitė. Dulka žiauriai. Nelabai matosi, kur pažymėta, kur žymeklis braukia liniją, nesimato nieko. Bet matosi gerai, kur jau pasiekta. Tai galit pasižiūrėti, taip dirba sėjamoji. Va, 4 hektarai padaryta, laukas paliktas lygus, gražus. Iš tikrųjų, sėjamoji atlieka superinį darbą, išlygina viską idealiai. Nesimato gal per tas būtis, bet labai. Ką, dabar į 8 hektarų. Nežinau, pagal sėklą tai neatrodo, kad užteks tiem 8 hektaram. Bet žiūrėsim, norėčiau, kad užteks. Būtų greičiau biškį. Oi, gerai, atvežiu pietus, pavalgiau, pasistiprinau ir galima važiuoti toliau. Tai sėklos atrodo kaip ir užteks. Bet ant 1/4 tuščias bakas. Kuro tai tikrai neužteks. Tai vis tiek reikės važiuoti pildytis kuro. Bet MTZ pliusas tos bakas, kas čia yra tas 130 litrų? Pusdienis ir nėra. Jei turi važinėti, va, pavyzdžiui, kuro kokį užsipult, kai galėtum dirbti. Ir dabar pastebėjau ant laisvų apsukų dėžės. Dėžės tepalas nukritęs. Dėžės slėgis. Įdomi. Aišku, kai važiuosi bus jisai aukštas, bet greičiausiai filtras pasinešė. Reikės plauti. Gerai, sėjam toliau, jau apie kokius 7 hektarus su viršum pasėta. Nes čia rodo 8 bet jisai meluoja. Ir kai sėjame, pirkau, sakė, 30 kg daugiau sėjame. Tai taip ir yra panašiai. Nustatai 70, sėja po 100. Ir visada 30 kg. Tai ir čia priskaičiuoja skaitliukę biškį daugiau. Ten, pavyzdžiui, žinau, 4 hektarai laukas, o skaitliukas 4,60 priskaičiuoja. Tai va toks, o tai. Tai tiek, ką lekiam toliau. Žodžiu, nei sėklas, nei kūro. Važiuojam pildytis ir to. Dar vieną sėjimą ir prisipinau. Neužteko man tam laukui. Tai gaila. Norėjau labai, kad tam užtektų dar. Tai tada būtų su kita sėjamaja pasėję viskas. O dabar dar greičiausiai pritrūksiu šiek tiek. Nu, bet čia nebėda, svarbiausia, kad būtų rezultatas geras, kad viskas užaugtų ir augtų. Tai va. O visa kita, tai čia smulkmena, tai tik darbas. Šiemet žvyrkelio pas mus tai vieną kartą pragreideriavo, bet geriau būtų negreideravęs. Prikėlė velėnų iš visur, o šiemet keliai tai tragedija kažkokia, nesuprantu, negi taip sunku pragreideriuoti.
važinėjus tais traktoriais, laužai techniką, viską. Apie mašinas jau nekalbu, mašina iš viso asfaltui sukurta. Nu, čia su keliais tai žiauru. Dar vienas laukas lygumoj. Tai jau šiandien turim 12 hektarų pasėtą. Nu ir važiuojam į dar vieną lauką. Kad jau eina, tai eina. Dar iš 6 hektarų lauką, bet jau šiandien turbūt nespėsim pabaigti. Bet pradėt galime. Tai yra 12 hektarų, o čia rodo 14. Tai prie 6 hektarų hektarą prideda. Tai kažkas taip ir gaunasi, kaip atskaičiuoja. O, skutat. Ką čia skutat, nelabai ką turi dėlšio. Vis tiek eina ratais. Įdomu, kas čia? Atlėkė pažiūrėti. Kas čia? Pėdą, vienu žodžiu, įmečiau ruloną. Tai nelabai jiems įdomus. Skuta žolę. Kaip pasavelės jau išpešta. Susirinko pažiūrėti. Kas čia tokio? Gerai, važiuojam. Bandom šiandien užsidaryti sėją tarpinių pasėlių. Kol kas viskas gerai. Žemė per naktį nesudrėkus, ratai nelimpa, jokių problemų nėra. Tai liko šitas laukas mažiau, apie pusę, sakykim, gal mažiau negu pusę. Ir dar 3 hektarai. Ir bus viskas. Jo, greitai čia gavosi viskas. Bet kai greitai, tai ir geriau. Na va, dar vienas laukas paklotas žiemos miegui. Atvažiuosim kažkada pasižiūrėti, kaip čia kas gavosi. Atrodo tikrai neblogai. Laukai įdirbti gan gražiai. Aišku, daug augalinių liekanų, nes ekologinis, bet dauguma jos sudžius. Va, tokios dienos karstos, tai viskas turėtų būti neblogai. Nu ką, ir viskas. Tarpiniai pasėliai pasėti. Važiuojam namo. Atsikabinsim sėjamąją ir žiūrėsim, ką veiksim. Tai šitam video būtų tiek. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad esat. Ir iki.